Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, tradiciškai finansų rinkų apžvalga. 278 iš eilės, ir apžvalga vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Turime lapkričio antrąją pusę, 20 dieną jau. Ir finansų rinkos kaip ir toliau išlieka labai įdomios ir teikiančios vis daugiau įdomių naujienų. Tai visų pirma, šią savaitę ženkliau padidėjo VIX po ilgos pertraukos, pramušė 20 punktų. Įvairūs momentai skatina šį VIX pakilimą, tai pagrindė be abejo S&P 500 kritimas, technologinių kompanijų, ypatingai dirbtinio intelekto atstovaujančių kompanijų kritimas, taip pat nauji duomenys apie JAF nedarbą, rodikliai įvairūs, šiek tiek nerimo paskleidė ir VIX paaugo iki 26. Netrodo tai labai baisiai grėsmingai, bet manau, kad po truputį savaitį baigiantis kitai pradžiai gal ir šiek tiek turėtume atsitraukti, nes tikimasi, kad šitą savaitę turėtų baigtis galbūt ir su tam tikru atsistatymu, nes rinkos dalyviai gali vėl pasinaudoti buy on dip, tai yra pirkti, kai yra atpigę ir rinkos vėl normalizuosi. Dabar iš naujienų, tai kas yra įdomu, tai jeigu pasižiūrėtume į Bloombergą, tai ten matytume vedamuosiuose straipsniuose praktiškai matome praktiškai ekonominės naujienas. Tai visų pirma yra susirūpinimas S&P 500, kuris jau grasinosi pasiekti 7000 punktų, bet šiandien dienai grįžo prie 6,5. Korekcija, aš tai sakyčiau, kad netgi galbūt ir sveika korekcija, nes atrodė, kad dangus yra limitas. Šiaip šis savaitės kritimas yra vertinamas kaip vienas stipriausių nuo pat balandžio mėnesio, kai Trumpas pradėjo su savo tarifų viražus daryti. Kas dar labai daug dėmesio sulaukia dirbtinio intelekto kompanijos ir šiuo atveju ne iš teigiamos pusės, nes visi mato, kad investicijos yra daromos milžiniškos, tačiau rezultatai galbūt nėra tokie džiuginantis. Situacija šiek tiek pakeitė šią savaitę Nvidia, kurie skleidė geresnius negu tikėtasi veiklos rezultatus. Tiesa, dalis analitikų išvelgia ir tam tikros finansinės inžinerijos pas Nvidia, tai yra, kai perkeliami nusidėvėjimo terminai tam, kad sustiprinti tas pagrindinės pelno eilutes ir nenurašyti nudėvėjimo čia ir dabar, o nukelti į tolimesnį laiką, taip didinant grynojo pelno eilutę. Pinigų srautai visgi nėra tokie stiprus, kaip galbūt norėtųsi. Bet kokiu atveju rezultatas buvo įvertintas kaip teigiamas. Kas dar iš įdomesnių dalykų, tai šią savaitę buvo jau pagaliau sustojus 43 dienų vyriausybės uždarimui, buvo paskelbti statistikos departamento duomenys, kurie parodė, kad rugsėjo mėnesį nedarbas šiek tiek ūgtelėjo, bet kas yra svarbu, tai yra naujai sukūrimų darbo vietų buvo daugiau negu tikėtasi ir iš karto praleido spekulacijos, kad gruodžio mėnesį, berods gruodžio 10, bus naujas JAV centrinio banko susirinkimas ir nyksta tikimybė, kad JAV mažins palūkanas, galbūt stabdys procesą, matydami, kad darbo rinka išlieka pakankamai stipri, nepaisant visų turbulencijų, kurios yra. Tai mano minėtas JAF nedarbas rugsėjo mėnuo 4,4 atrodo pagal grafiką metus laiko žiūrint, tai reikšmingas padidėjimas, taip ir yra iš tiesų, bet priminsiu, 5 procentai yra pilnas užimtumas, tai šiuo atveju kalbėti apie tai, kad čia neturi žmonės darbo arba kažką, tai tiesiog, sakyčiau, tam tikra tendencija be abejo formuojasi, greičiausiai tai yra susiję ir su JAF vyriausybės veikla, nepamirškime, daug žmonių turėjo būti paleisti. Tai reikia žiūrėti, kaip baigsis šie metai, labiau kitų metų pradžia bus svarbi. Bet naujų darbo sukūrimų vietų taip pat skaičius auga. Tai kas dar labai įdomu, tai yra 92 procentai įmonių jau paskelbė savo 3 ketvirčių veiklos rezultatus, liko 8 procentai, galima kalbėti apie tai, kad jau beveik visos. Ir visą laiką įdomu, kas yra paminima finansinėse ataskaitose. Tai trečią ketvirtį šių metų 238 kompanijos skelbė apie tai, kad jų veiklą veikia tarifai. Dar prieš
tai pirmą ketvirtį šių metų tokių kompanijų buvo 4,50. Tai apie pusę kompanijų taip kalba apie tai, kad yra dar tarifų šleifas, jisai gyvas ir jie paminė tai finansų ataskaitose, bet tas skaičius yra gerokai sumažėjęs vos ne per pusę. Tai čia yra gera žinia, reiškia, grįžtama prie normalių veiklų ir tarifai, kaip jie begazintų, negazina taip stipriai. Kas dar iš įdomesnių dalykų, jeigu vis tik tai tos 8 procentai kompanijų, kurios skelbs dar veiklos rezultatus, nesugadins rezultato dėl pelno maržos, tai trečias šių metų ketvirtis pretenduoja būti Junktinėse Amerikos valstijose turintis didžiausią pelno maržą nuo pajamų per paskutinius visus riebius 5 metus. Tai čia yra svarbi naujiena, iš tiesų didėjančios pelno maržos, kurios didėja jau praktiškai paskutinius porą metų, na, leidžia tikėtis, kad vis tik tai turbulencijos ir tie laikini pasvyravimai bus ir laikini. Tai vis tik tai viskas remiasi į pelną. Jeigu yra pelnas, galima atleisti ir brangesnės akcijas ir sakykime, atleisti kažkokius tai svyravimus, nes visi grįžta vėl atgal. Tai jeigu yra pelnas. Jeigu nėra pelno, viskas prasideda negerai. Dabar kur tos didžiausios pelno maržos, tai nekilnojamas turtas šoka į priekį su 35 beveik procentais pelno maržos, informacinės technologijos, kas yra svarbu, finansiniais sektorius ir paslaugų, tai komunalinės paslaugos ir ryšio paslaugos yra tie sektoriai, kurie turi stipriausią pelno maržą kalbant apie sektorius. Tai nekilnojamas turtas ne tik tai Lietuvoje kelia bangas, bet ir Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir S&P 500, kaip minėjau, nuo 6700 punktų driptelėjo iki 6500 punktų. Nėra jokios tragedijos, ten pat jisai buvo ir rugsėjai, kai buvo pasiektas rekordas, buvo ir spalio mėnesį. Tai aišku, tendencija lūžo, ta, kuri buvo labai aiškiai susiformavusi nuo pat balandžio mėnesio, bet bent kol kas tai yra, mano akimis, tai yra korekcija, šiek tiek pailsėti dažnai yra sveika, tai neleidžia susidaryti labai dideliem burbulam. Įmonės šiandien yra vertinamos 22 metiniais pelnais, kas yra iš tiesų daug, bet apie tai, kad čia jau viskas subirės ir taip toliau, dar tokia yra tai anksti apie tai kalbėti. Beje, visos šitos turbulencijos ir korekcijos, kai kalbame apie dirbtinį intelektą ir jo akcijų kainų kritimą, kriptovaliutos labai stipriai krito. Tai dabar bandoma aiškinti, kad čia nieko tokio ir taip toliau. Tai įmonės uždirba pelnus, jos turi didžiausias maržas per paskutinius 5 metus. Šitie daiktai neuždirba nieko, yra tik paklausa ir pasiūla. Na ir bus matyti, kokia ta rinka bus tenais toliau. Faktas tas, kad labai daug pinigų buvo ištrinta. Eurostoxx 600 indeksas, galima pajuokauti, nepasiekė 600 punktų, kas būtų simboliška. Taip pat koregavosi link 560 punktų, tai nuo piko nusileido nepilnus 4%. Jeigu žiūrint ilgalaikį grafiką, vėlgi nesimato kažkokio tai didelio kritimo, labiau panašio į korekciją laikiną. Bus matyti, kaip judėsime čia taip pat. Euro dolerio kursas labai stabilus, euras 15. Tai yra $15 už 1 eurą, tai tęsiasi jau visą lapkričio mėnesį. Spalį panašus kursas buvo šiek kelių centų svyravimai, praktiškai nieko nelėmė. Įdomus viražai su nafta. Brent nafta pigo iki $62. Tai Rusijai patiriant vis didesnį spaudimą dėl naftos eksporto, nafta pasaulinėje rinkoje taip pat pinga. Ir kas yra įdomu, kad rusiškos Urals tipo naftos, kuri yra šiek tiek sunkesnė negu Brent rūšies nafta, kaina krito žemiau $40. Tai atsirado naujienos, kad indai sumažino pirkimą vos net 2/3, kinai mažina pirkimą ir Rusijai kaina yra šiandien dienai visiškai nepriimtina, svyruoja apie $37–38. Tai nuolaida nuo, sakykime, tos normalios Brent rūšies naftos yra milžiniška. Apie biudžeto surinkimus apskaitai nėra ko kalbėti, nes dar prieš metus jie prognozavo apie $70–60 lygį, tai dabar turi kokį 40% mažiau.
E, Tai gali būti viena iš priežasčių, dėl ko ir Brent rūšis nafta kainai taip pat leidžiasi, nes jeigu rusai daro tokias nuolaidas, tai spaudimas sudaromas ir Brentui. Bet kokiu atveju tai yra gera naujiena tie, kas važinėja, kas turi kur, vartoja kūrą ir panašiai, kas vartoja energiją. Tai yra gera naujiena. Na ir dar viena gera naujiena, tai yra artėjant žiemai dujų kaina priartėjo prie 30 eurų už megavatą. Yra realiai prieš metus laiko dujos kainavo 47 eurus už megavatą. Tai reikšmingai sumažėjusi kaina ir kaina toliau leidžiasi. Žiema, aišku, dar nėra tokia stipri, na, sakykime, rudens pabaiga nėra tokia stipri, nėra didelių šalčių, bet ir tiekimas yra pakankamai stabilus, saugyklos užpildytos virš 80%, viskas yra pasiruošta. Tai neišpasakytas stabilumas per visą vasarą iki dabar. Ir jeigu taip toliau tęsis, tai mes į kitus metus judėsime labai patraukliomis kainomis. Tai priminsiu, kur jau baiginėjasi praėjusiu metu žiema, tai kaina apskritai buvo bandė siekti net 60 eurų už megavatą, dvigubai daugiau negu dabar turime. Tai jeigu dar mėnuo ir išlaikysim tokią kainą, aišku, tai sunku tikėtis, nes vis tiek ateis šalčiai, padės paklausa ir bus kainos kilimas, bet kad pasieksim 60 turbūt vargai bau. Tai, tai kiti metai energetiškai atrodo visai labai patrauklus. Kaip sakant, atėję metų pabaiga, reikės pradėti kalbėti apie prognozes kitiems metams, įžvalgas ir panašiai, bet šis grafikas iš tiesų labai džiugina. Vario kaina stabilizavosi ties 5 doleriais už svarą, čia kažkokių tai pokyčių didelių nėra. Na ir auksas bandė pramušti 4000, vėliau bandė atsistatinėti su ryšim su tuo, kad Fedas mažins bazinės palūkanų normas ir reikės to saugaus užutėkio. Paskelbus darbo rodiklius šią savaitę auksas vėl kristelė link 4000 dolerių ir demonstruoja silpnumą. Na ir iš tiesų, jeigu Fedas vis tik nemažins palūkanų normų, gali būti, kad mes matysime kažkokią tai labai panašią kainą. Ta prasme, tam augimui didelių paskatų nebus. Na ir mūsų fondai, tai fondai atrodo puikiai. Žema rizika sukasi apie 3-4 procentus per 12 mėnesių, tai jau dabar, jau kadangi esame 11 mėnesio pabaigoje, galime sakyti, kad apie šios visus metus. Kas liečia vidutinę riziką, dėl palyginamosios bazės mes turime minusinį vieną fondą, kiti yra iki 5 procentų pliuso. Ir rizikingiausi fondai čia yra puikūs rezultatai, tai europinis fondas siekia vos ne 50 procentų, JAV fondas 5 procentus, kiti fondai 10 ir daugiau procentų, tame tarp ir žalesis, kurį dažniausiai pabrėžia SG fondas 13 procentų per paskutinius 12 mėnesių. Tai tiek iš manęs, susitiksime po savaitės, lapkričio 27 dieną, 16 val. 279 kartą, ritmingai artėjom prie 300 savaičių iš eilės apžvalgų. Ačiū Jums visiems ir iki greito susimatymo.